Vienintelis, ko jūs turit bijoti eidami į šį barą, tai baimė persivalgyti. Bet jei panašios fobijos jūsų nekamuoja, kviečiu kartu užsukti į Palangoje įsikūrusi barą Resort Pubą. Vien ko vertas meniu su šmaikščiais patiekalų pavadinimais, kuriuos skaitant juokiesi lyg skaitytum anekdotus. Palangoje žmonės atostogauja, tad galima sau leisti ir tokių gėrimų. Prie tauriųjų gėrimų mums su Katinienė puikiai tiko batatų užkandis su pribumbasais. Katinienė, amžinai pergyvenanti dėl savo formų linijų, supyko ant padavėjos, kai jie atnešė didžiulį lašišos gabalą nugulusi salotos. Nes ji puikiai žinojo, kad po salotų užsisakė dar ir kiaulienos kepsnį. Tad valgydamas makaronų su jūros gėrybėmis turėjau pagelbėti ir Katinienei suvalgyti salotos su lašiša. O Neptūnas gaminęs šios dieviško skonio makaronus tikrai nepasišiukšlino. Katinienė po didžiulės porcijos lašišos sugebėjo šį kepsnį tik nupaveiksluoti. Na, bet aš galimybės paragauti sultingo kiauliuko neatsisakiau. Jei manęs kaip juodą diržą iš šonkaulių valgymo turinti paklausti, kaip taisyklingai valgyti šonkaulius, tai aš jums be jokių išvedžiojimų atsakysiu, kad šonkaulius reikia valgyti pirštais ir be jokių pirštinių. Nes viso to proceso kaifas yra padažo nulaižymas nuo pirštų, bet ne nuo pirštinių. Tad eilinį kartą labai skaniai pavalgėme Resort Pube, bet visko nesugebėjome įveikti.